Sveiki bičiuliai, sveiki visi, kas manęs klausote. Na, po to garsiojo video, Kelmiškių Gintario ir Giedrės video, kurie įkėlė į internetą savo tą tyrimą, kurį atliko su sniegu. Aš dažnai iš jūsų gaunu tokius klausimus, kodėl aš savo įrašuose nekalbu apie chemtrailus. Na, visų pirma, aš apie chemtrailus esu kalbėjęs jau labai senai, apie juos aš jau žinojau beveik prieš daugiau kaip 20 metų, žinojau, kad tai yra slaptos NATO programos, jos yra oficialiai vykdomas, tik tai visuomeniai yra ne viskas sakoma, o jeigu kas iškyla į paviršių, viskas yra numarginalizuojama ir apskelbiama, kad tai yra sąmokslo teorija, nors įėjus į paprasčiausiai Wikipediją mes galime paskaityti, kas yra geoinžinerija. Jie prisidengia tą klimato kaitą, neva klimato atšilimu, iš lėktuvų išpurškia aliuminio dalelytės ir visai, galima sakyti, visą Mendelėjevo lentelę tiesiog. Na, tie Kelmiškiai atliko tyrimą, čia rašo visus tos skaičius, kiek kas viršyje normų. Tai yra tiesa, aš to tyrimu tikiu, bet aš norėjau pakalbėti apie tos chemtrailus iš kitos pusės, gal apie geoinžineriją. Na, žinote, į ką aš atkreipiau dėmesį ir apie ką aš tikrai norėčiau jums pasakyti. Ogi tai, kad pasižiūrėjau, ką apie tai kalba ir rašo Karbauskio partijos narys, visiems žinomas žmogus Dainius Kepenis. Jis tikrai nėra blogas žmogus, jis toje srityje, kas liečia sveikatingumą, visą tą pandemiją, kuri vyko Lietuvoje, priėmė tokią kaip ir drąsią poziciją. Ir aplamai idealus būtų sveikatos apsaugos ministras, bet toje vietoje, kur prasideda geopolitika, visų jūsų mylimas Dainius Kepenis, galima sakyti, kažkur tai grybauja. Na, kas liečia Dainių Kepenį ir tos chemtrailus, koks čia yra ryšys. Na, jisai savo Facebooko paskyroje rašo: šeštadienį, birželio 10 gavau šį vaizdo įrašą, įdėta nuoroda, kuriame Kelmiškiai Gintaris su Giedre dalinasi savo tyrimo rezultatais. Sausio mėnesį jie paėmė spalvoto sniego iš savo sodybos mėginį ir išsiuntė į užsienio laboratoriją. Dabar dalinasi gautais rezultatais. Jie tikrai įspūdingi. Vien aliuminio kiekis viršė leistiną normą net 3750 kartų. Kaip aš minėjau, aš jau prieš 20 metų tai žinojau, kad jie išpurškia aliuminio dioksidą, aliuminio dioksidą, dalelytės iš lėktuvų, taip į kažkiek elektrindami orą ir oficialiai jie globalistai sako, kad tas aliuminis padeda neva atmušti saulės spindulius. Bet man yra tikrai žinoma, kad visą tą laiką Kanadoje kariškiai visada atvažiuodavo į medicinos įstaigas ir visada susirinkdavo datą, kas kaip serga, kur ir kokie susirgimų skaičiai padidėjo. Aišku, jie turbūt lygindavo tos susirgimus su savo tą purškimo programą, su intensyvumu programos ir analizuodavo žmonių susirgimus. Tai yra tikri faktai ir apie tai net neverta diskutuoti. Na, toliau Kepenis rašo, kiti rodikliai: švinas 4,5 karto, siera 6,5 karto, silicis 51,3 karto. Na, visi turbūt žinote, ką tie Kelmiškiai papostino. Titanas viršyje 1150 kartų, jei skaičiuosime, kiek procentų sunkių metalų kiekiai patekę į dirvą sutirps nuo vandeniu, viršyje leistinas normas, tai gausime nuo 450 procentų iki 37 tūkstančių, iki 375 tūkstančių procentų.
Na, toliau jis rašo, Dainius Kepenis. Prisipažinsiu, kad panašių klausimų esu gavęs ne vieną, bet atsakymai iš atsakingų pareigūnų ateidavo raminantis. Įsiklausykite, iš atsakingų pareigūnų. Tarp kitko, aš gal prieš 10 metų esu daręs paklausimą į Krašto apsaugos ministeriją dėl tų lėktuvų, kurie purškė kažkokias ten tas chemijas, ir aš gavau tiesiog visiškai vaikišką atsakymą. Nė vieno žodžio apie geoinžineriją, tiesiog kažkokie buvo atsirašinėjimai, ir aš supratau, kad tai yra beviltiška. Kreiptis į valdžios institucijas yra beviltiška. Na, po to pasakysiu, kodėl. Toliau Kepenis rašo, suprask, tai gandai be pagrindo. Bet šis atvejis privers atsakyti jau rimčiau. Čia ne čekučių skandalas, kuriuo bandama pridengti rimtus ekonominius ir ekologinius nusikaltimus, kurios visų paketų šaika bandė per išankstinius rinkimus ar vyriausybės atsistatydinimą nurašyti į amnestiją. Čia joks perkrovimas ir net gili atgaila nebepadės. Teks atsakyti klausimų laviną, kuri buvo lengvai užtvenkta sąmokslo teorijų užtvankoje. Prasidės ir psichodemijos aferos neatsakyti klausimai. Jau pirmadienį, birželio 12 dieną, mano kreipimai įsigulės ant ministrų Anušausko, Dulkio, Gentvilo, Navicko stalu. Na, Anušauskas Krašto apsaugos ministras visiškas konservas, nieko jis Dainiui Kepeniui neatsakys. Dulkys yra psichinis ligonis, visiškai nepakaltinimas, jisai nieko neatsakys. Čia yra tikrai tikėtis iš tų oficialių administratorių kažkokio atsakymo normalaus yra visiška utopija, tai yra vaikų žaidimai. Gentvilas, Navickas visiškai tas pats. Na ir Kepenis įdėjo tų kelmiškių nuotraukas, tikiu, kad jie labai padorus, teisingi žmonės, ieškantis teisybės, padarė tyrimą, jį paviešino, geras darbas, bet aš šiandien nekalbėsiu ne apie juos, aš kalbėsiu apie Dainių Kepenį. Na, chemtrailai, žmogus politikas. Ir jeigu politikas nežino, kas yra chemtrailai, net jis turėtų žinoti tą oficialiąją, sakoma, nuomonę ar tiesą, jų tiesą, kad yra tokios globalistų sukurtos geoinžinerijos programos, kad yra purškiama chemija, prisidengiant klimato kaita. Ir kada žmonės pradeda kelti klausimus, toks politikas kaip Kepenis turėjo pastebėti, kad visa tai yra nurašoma sąmokslo teorijom. Jis turėjo tai žinoti. Minimaliai jis turėjo žinoti, kad tai atlieka NATO, tai yra NATO programos, tą daro kariškiai. Tai tos dalykus purškia NATO lakūnai. Ir kiek aš žinau iš Alan Watt, kuris gyvena škotas Kanadoje, labai domėjosi tą temą, jis yra minėjęs, kad visas šitas reikalas yra labai kompartmentalizuotas. Jeigu Italijos NATO lakūnai, tai jie purkš kitoje šalyje, pavyzdžiui, Vokietijoje, jeigu Olandijos lakūnai, jie purš Italijoje, žodžiu, tie NATO lakūnai niekada nepurškė savo šalyse. Visi jūs matėte tas danguje linijas, bet žmonės nepakelia galvų, tiesiog, reiškia, sisteminiai portalai nurašo tai įvairiom konspiraciniam teorijom, ne va tai ne chemtrailai, o kontrailai. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, bet Kepenis, jeigu jis tikrai būtų žmonių pusėje, jis nebūtų balsavęs už Lietuvos krašto apsaugos biudžeto padidinimą nuo bendro vidaus produkto, nebūtų jis už NATO kaip vienintelė ta tokia alternatyva, kaip skelbia sistema, kad NATO yra Lietuvos saugumo garantijas. Jis dabar neva kreipsis į Lietuvos administratorius su tais visais klausimais,
Bet jis ir balsuoja už tos pačius NATO, kurie atlieka tokius nusikaltimus, tiesiog purškė ir visuomeniai niekas nežinoma, visi tie dalykai yra slepiami nuo visuomenės. Tai tiek apie Kepenį. Toliau aš pakalbėsiu apie tos, kurie laikina šį Kepenio postą. Kad jie laikina tą postą, viskas tvarkoja, 907 laikai. N mano draugų. Viskas čia tvarkoja, žmonės susirūpinę, žmonėms įdomu, tema tokia sensacinga, bet pagrindinė mano šio video monologo pagrindinis tikslas pasakyti tai, kad po Kepenio to įrašų ne vienas iš tų laikintojų nepaklausė Dainiaus Kepenio, kodėl Dainiau Kepeniau tu esi už NATO, kodėl tu balsavai už krašto apsaugos ministerijos biudžeto padidinimą, balsuoji už NATO ir dabar neva susirūpinęs esi tą, ką NATO lėktuvai daro ir duosi paklausimus savo kolegom. Savo kolegom turiu galvoje visus tos, kurie sėdi vyriausybėje ir Seime. Kaip žmonės nesupranta tokių dalykų ir iš šitų esančių, kurie palaikino Dainiaus Kepenio postą, matyt, daugelis yra balsavę už tos Karbauskinius, kurie buvo už NATO ir tebėra už NATO ir bus už NATO, bet jiems nepatinka chemtrailai, kitaip sakant, nepatinka geoinžinerijos programos Lietuvoje. Kas ten ir kur ir kam atsiskaito už jas, ar jungtiniam tautom, visos tos programos yra užslaptintos. Jūs niekada negausite iš vyriausybės atsakymo ir tokio, pavyzdžiui, kada, kur, kada ir kiek jie ten ko išpurškė. Jūs tikrai negausite. Tai yra užslaptinta. Tai yra po grifą visiškai slaptai. Jeigu žino, tai žino turbūt keli aukšti Lietuvos administratoriai, galbūt ir krašto apsaugos ministras, bet jis tikrai neprivalo ir neatsiskaitys visuomeniai. Esmė mumise, kaip jūs galite kovoti su chemtrailais? Jūs visiškai nieko negalite padaryti. Jokia kova neįmanoma. Kas iš to, kad aš apie ją kalbėsiu, ten tą temą kelsiu? Pirmiausia, reikia atmesti tos politikus, kurie yra už NATO. Kada dauguma Lietuvos žmonių atmes juos, tada ir tų chemtrailų klausimas išsispręs. Tiesiog atėję adekvatų žmonės į Lietuvos valdžią, išeis iš NATO ir uždraus NATO lėktuvams skraidyti virš teritorijos ir purkšti kažkokią tai chemiją. Nes visa tai, visos tos kovos su klimato atšilimo ar klimato kaita yra aferos. Ir galiu pasakyti, kad prieš 10 metų YouTube buvo labai daug geros medžiagos apie tos taip vadinamus chemtrailus, arba aš ją vadinu moksliškai, kaip sakoma, kad ne marginalizuoti savęs geoinžineriją. Buvo labai daug geros dokumentikos, amerikiečių dokumentikos, pamenu, buvo toks filmas dokumentinis What in the World They Are Spraying. Ir jame buvo pasakojama, kaip jie taip pat ėmė mėginius iš Havajų salų, kurios priklauso Jungtinės Amerikos valstijom. Jie ėmė kažkokius mėginius iš ekologinės gyvenvietės, ten nėra jokios pramonės, ten faktiškai neturėjo būti jokios chemijos. Ir aš nepamenu ten tų tiksliai skaičių. Skaičiai buvo tos chemijos, ką jie ištyrė, šokiruojantis. Ir tie, kurie kūrė tą dokumentiką, dasikasi iki kongreso, viskas tam dokumentinėme filme buvo rodoma, jie vaikščiojo po kongreso koridorius, gaudė tos politikus, uždavinėjo nepatogius klausimus, tie politikai nuo jų bėgo, bet
čia kažkaip, kai iškilo vėl ta tema apie tos chemtrailus, geoinžineriją, aš pabandžiau susirasti YouTube tą filmuką, jo jau nebėra. Yra totali YouTube'inė cenzūra. Taigi, apibendrinant, prie ko aš vedu, tie, kurie palaikote Karbauskius, kurie palaikote politikus, kurie balsavo už NATO, už Lietuvos karinio biudžeto padidinimą, jūs net neturite teisės kalbėti apie chemtrailus. Tai yra tie chemtrailai jūsų balsavimo pasiekmė. Nes kas gali sustabdyti visą tą nesąmonę Lietuvoje? Tik adekvatus žmonės atėję į valdžią, suprantantis, kas yra NATO, kas yra feikinė kova prieš klimato atšilimą ar atšalimą, aš nežinau, dabar planeta šąla ar šyla. Jinai visą laiką, tiek kiek buvo Saulė, klimatas keitėsi, buvo ledynmečiai, buvo atšilimas, vėl ledynmečiai, visada tai buvo ir visada tai bus, tol kol egzistuos Saulė. Bet visas tas ekologinis fašizmas yra prisidengiama ir labai patogiai išpurškia chemiją, žmonės serga, žmonės miršta, neaišku, nuo ko mes jaučiamės blogai, bet kai pakeli akis į dangų, tiesiog košmaras, linijos, kvadratai. Ką pastebėjau aš dar paskutiniu metu, kada tiek vakaruose, tiek kitose šalyse žmonės pradėjo apie tai kalbėti, atsirado labai daug nuotraukų, daug informacijos, sistema tapo atsargesnė, visas purškimas vykdomas naktį. Aš anksčiau prieš 10 metų Olandijoje matydavau dienos metu po 20 lėktuvų, kurie vakarais ardavo dangų ir iš giedros dienos, giedra diena virsdavo tokia kaip ukanota, tokie būdavo dirbtiniai debesis. Patys žinote, apie ką aš kalbu. Taigi visuomeniai pradėjus apie tai kalbėti, kada internete jau nebegalėjo cenzūra visko sustabdyti, sistema tapo atsargesnė. Jie pradėjo purkšti naktį. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, ar jie purškia dabar dieną ar naktį, bet manau, kad jie tas savo apimtis, purškimo apimtis yra dienos metu stipriai sumažinę ir perkelia į naktį. Nereikia jau aiškinti to dalyko, kad kuo tankesnis žmonių apgyvendinimas, tuo intensyvesnė geoinžinerija vyksta. Aš stebėjau ilgą laiką Olandiją, buvau pridaręs aibės nuotraukų, buvau sukūręs ir Facebook'e prieš 5 metų kažkokią tai grupę, 100 nuotraukų buvau prikėlęs. Ir kas iš to? Mes tame lygyje nieko negalime pakeisti. Viską, ką mes galime pakeisti, pareikalauti iš politikų, nebalsuoti už NATO, reikalauti, kaip ir iš to Dainiaus Kepenio. Jūs siunčiate jiems medžiagą ir visų jūsų mylimas Dainius Kepenis nevaduos paklausimus dėl tokios informacijos. Nors jis pats yra už tai. O jeigu jis nežino, tai dar blogiau, politikas tokių dalykų negali nežinoti. Kodėl aš žinau, o Dainius Kepenis to nežinojo. Arba tai galvojo, kad yra sąmokslo teorija. Wake up, Dainiau Kepenį, wake up. Tiek apie tą geoinžineriją ir jūs manęs klausite, kodėl aš apie tai nekalbu. Norėjau jums papasakoti per tokį kampą. Taigi apibendrinant, tie, kurie balsavote arba ketinate balsuoti už žaliuosius, aš jau nekalbu apie konservatorius, jūs visi automatiškai tada esate už chemtrailus. Jeigu jūs balsuojate už Verygą, jūs esate už chemtrailus. Jeigu jūs balsuojate už Ramūną Karbauskį, jūs esate už geoinžineriją. Jeigu jūs balsuojate už Dainių Kepenį, taip pat jūs esate už geoinžineriją. Kaip minėjau, Dainius Kepenis galėtų būti neblogas sveikatos apsaugos ministras, bet ten, kur geopolitika, tikrai jis yra per silpnas. Tai tiek apie tą geoinžineriją.
Na ir antra tema, apie kurią norėjau pakalbėti trumpai, tai šiandieną, mano manymu, didžiausia informacinė bomba, tokios, galima sakyti, kaip informacinės nuotrupos bomba, nes tai, ką pasakė šiandien federaliniam kanalui, Rusijos federaliniam kanalui Aleksandras Lukašenka, mano manymu, tikrai yra informacinė bomba. Pamenate, kad buvo dėrybos tarp Rusijos federacijos ir Ukrainos Stambulė, iškart po tos specialios karinės operacijos pradžios. Dėrybų metu Rusija pristabdė puolimą, o vėliau ir atsitraukė. Ką pasakė Aleksandras Lukašенко Rusijos федеральном каналу? Путин мне передает документ, который парафирован был делегациями, этими руководством. Нормальный, даже по Крыму, аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на Востоке. Нормальный договор. Вот я сейчас читаю, думаю, если бы это сейчас, а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект. И уже договаривались, МИДы парафируют, МИДы. И дальше должны определиться, главы государств подписывают и прочее. Хороший был процесс, но нет, не отказались. Putinas man įteikė delegacijų parafuotą dokumentą, reiškia Aleksandras Lukašenka matė tą dokumentą. Normalus, net dėl Krymo, ten nuomos sutartis yra kažkokia ilgalaikė. Dėl Krymo ten nuomos sutartis yra kažkokia ilgalaikė. Dėl Donbaso rytuose normalus susitarimas, jeigu jis būtų dabar, o dabar jis jau nebeįmanomas. Dabar pagal konstituciją tai jau yra Rusijos teritorija, bet buvo normalus projektas ir jie susitarė, kad užsienio reikalų ministerijos jį parafuos, o paskui valstybių vadovai turės nuspręsti, pasirašyti ir taip toliau. Tai buvo geras procesas, bet jie jo atsisakė. Peskovas, aišku, tas Aleksandros Lukašenkos pasakymas greitai nuskambėjo visoje Rusijoje, Rusijos portalai pradėjo apie tai rašyti ir net pats Peskovas tai pakomentavo, kad tai būti negalėjo, nes Krymas yra Rusijos federacijos dalis, bet toje vietoje aš labiau linkęs tikėti Aleksandru Lukašenkai nei tokių slidžių Peskovų. Kaip ten buvo iš tikrųjų, aš to dokumento nemačiau, bet Aleksandras Lukašenka kalba, kad dokumente matė Krymo ilgalaikės nuomos sutartį. Aš tikrai likau nesupratęs, ar Rusija išnuomoja Krymą Ukrainai, ar apiformina, kad Ukraina išnuomoja Rusijai Krymą. Aš taip ir likau nesupratęs. Nesvarbu, kaip čia buvo tame dokumente parašyta, bet tai yra visiška nesąmonė Krymo žmonių atžvilgių. Tas jau buvo po Krymo referendumo, nepamirškime. Taigi, gal vėliau daugiau kas paaiškės, o galbūt tai Aleksandro Lukašenkos signalas Rusijos žmonėm, kad jūs turite didelę problemą su penktąja kolona. Ir prisiminkime, kad tada Rusijos federacijos delegacijai vadovavo toksai Medinskis, jis žinomas kaip taikos partijos, kaip lyderis, ta taikos partija, tai tie žmonės, tas Rusijos elitas, kuris norėjo nutraukti karinius veiksmus. Ir matyt, jų įtaka tada Kremliuje buvo didesnė ir galbūt buvo parašyta kažkokia tokia sutartis išnuomoti Krymą. Kaip sakiau, likau nesupratęs, kas kam nuomoja, bet pati formuluotė nuoma man atrodo kažkokia visiška nesąmonė. Tai va tokios naujienos, kas liečia tą politiką. Na ir asmeniškai norėjau padėkoti Kęstui, Renaldui, Raimondui, Vaidui, Vikentijui, Sauliui ir Jelenai. Ačiū Jums labai. Na, o Jūs, kas manęs klausėte, būkite sveiki, saugokit save ir tada iki kitų kartų.